Prancūzijos mados kūrėjas Žanas Polis Gaultier Paryžiuje pristatė 2012 metų pavasario kolekciją, kurios pagrindiniais akcentais menininkas pasirinko tatuiruočių ir kitų kūno puošybos elementų motyvus. Dizaineris, kuris nuolat plečia mados sąvokos ribas, šį kartą demonstruoti kolekcijos pasikvietė ir paprastų moterų bei merginų, kurių kūnus puošė ne viena tatuiruotė. Be to viskas, kas vyko užkulisiuose, buvo puikiai matoma žiūrovams, kurie savo akimis galėjo stebėti stebuklingą paprastų moterų ir merginų virsmą podiumo karalienėmis. Kolekcijos demonstravimą pradėjo JAV modelis Karli Kloss, o tuo metu faktus apie rūbus skaitė orų mergaitė iš Prancūzijos Charlotte Le Bon. Neskambėjo jokia muzika. Mados kolekcijų pristatymai senais laikais vykdavo būtent taip. Mados žurnalistams, smalsuoliams ir potencialiems pirkėjams demonstravimo metu buvo garsiai pasakojama apie kolekciją. Tatuiruočių ornamentus atkartojo ir patys rūbai. Tatuiruotėmis puošti plonyčiai audiniai kūrė iliuziją, kad šie kūno piešiniai iš tiesų priklauso juos demonstruojančioms manekenėms. Klasikinio kirpimo švarkai derinti prie laisvai krintančių kelnių. Dominavo balta ir juoda spalvos, derėjusios ir su pasteliniu atspalviu audiniais. Manekenių šukuosinos priminė 5-ąjį dešimtmetį populiarų pin-up merginų įvaizdį. Tatuiruotės ir kūną puošiantis auskarai šiam įvaizdžiui suteikė blogos mergaitės prieskonio.